Dievo žodis sako taip, kad jisai toks pat vakar, šiandien per amžius. Ir jisai nesikeičia. Ir jis atėjo ne panaikinti įstatymą, bet įvykdyti. Ir sako, nei viena raidelė, nei brūkšnelis nebus ištrintas iš Dievo įstatymo, taip, kol dangus ir žemė praeis. Mes matom dangus ir žemė, dar nepraėjo. Tai vadinasi, visi šitie įstatymai, jie vis dar stovi. Ir reikia dar suprasti taip, kad dar yra parašytas šitas 10 Dievo įsakymų, ten nesako, nežudyk. Tai yra, mes esame išversti, nežudyk, nevok ir taip toliau. Toks įsakmus tonas iš tikrųjų. Taip, o šiaip hebrajiškas ta forma, kuri yra užrašyta, jis yra tu nevoksi. Taip, tai yra iš tos pusės, tai yra santykis, tu nusprendei to nebedaryti. Šėtonas, taip, vat, jisai pagrobė mus, suviliojo ir kaip pasidarė savo vergais. Dievas atėjo, sumokėjo kainą, išpirka visiems sumokėjo. Va ta išpirka yra, taip? Bet žinai ką? Sako, tu rinkis būt mano vergu. Aš tavęs neversiu. Tai vadinasi, jeigu net buvo toks dalykas, kad nuostatas, ką daryti, jeigu vergas nori grįžti, vadinasi, nes myli savo šeimininką, vadinasi, tikrai buvo gerai. 7 savaitės diena ir astronomija sutinka ir visi moksliniai istoriniai faktai rodo, kad tai yra šeštadienis. Subota. Rusiškai. Šabat. 111 šalių patvirtina šitą faktą. Jo, ir itališkam, ir ispaniškai irgi. Taip. Pasispindė jo. Ir Sirijoje, ir kitose tentose šalyse. Sako, atmink. Kodėl jis parašė atmink? Nes mes pamirštam. Sveiki visi, grįžtame su naujais neatsakytais klausimais. Jeigu žiūrite pirmą kartą, aš Simona ir tikiuosi, kad čia išgirsite atsakymus į jums rūpimus klausimus susijusius su Dievu. Jeigu taip nenutiks, drąsiai rašykite savo klausimus į komentarus ir galbūt mes juos atsakysime kitose podcastuose. Na, o šį podcastą mes turime temą 10 Dievo įsakymų ir šį kartą vėl pas mus sugrįžo teologijos studentas Vaidas. Labas, Vaidai. Labas, Simona. Kaip laikais? Puikiai. Taip, tai Vaidai, visų pirma, mes iš tikrųjų norėtume parodyti trumpą garso įrašą, nes mes pradėjome kalbinti žmonės gatvėje. Taip nusprendėme, gal būtų įdomu ir išgirsti pačius žmonės, taip gyvai, ką jie atsako į tos klausimus tokius ir parodyti žiūrovams. Tai kol kas turime tik balso įrašą, bet tikėkime, turėsim kitą kartą ir vaizdo įrašą, tai pasižiūrėkime. Ar pritarėt, kad žmonės turėtų laikyti 10 Dievo įsakymų? Kaip jūs daug maštai? Kiekvienos asmeninis reikalas turbūt. Iš esmės jo. Religijos yra iš vis išgalvotas dalykas. Mes čia tik tai, kad jom tikim. O kam reikalingi 10 Dievo įsakymų? Ar kažkaip mąstėt, nemąstėt? Nusikaltėliam. Tie, kurie, atsiprašau čia tas, kurie, paprasčiausia nesilaiko to, kaip pasakyti, kurie alkoholį vartoja, kurie, tie vagia, jiem kaip, priminimas, kad tu nevok iš artimo, kad, būk artimam, kaip tik atsineš gerai, suprantat. Žinai, galima nebūtinai Dievo įsakymų, bet šiaip tokių principų laikytis kažkokių tai reikia vis vien. Kažkam reikalingi, bet niekas jų nesilaiko. Niekas eina į bažnyčią. Va, aš ką jūs sakau. Tie, kas eina į bažnyčią, ne? O kokia jūsų nuomonė yra apie įsakymą, kuris įsako švęsti sabatą? Aš apie tai negalvoju, nežinau, kaip sabatą kažkaip šitų dalykų nesureikšminu, suprantat. 7 dieną aš einu į bažnyčią, pirmadienį į maldą, antradienį į lastelę, trečiadienį veiklių žmonių bendrėje, ketvirtadienį šiandien eisiu į šlovinimą, penktadienį vėl į lastelę, šeštadienį skelbti evangeliją, sekmadienį vėl į bažnyčią, kiekvieną dieną su Dievu gyvenu, suprantat. Paliksiu tą dalyką, sakau, kiekvienam asmeniškai rinktis. Aš tai galvoju, kad čia turbūt kiekvieno nuomonė, kaip jie elgiasi. Kaip ir gyvenime, kai gali vienas gyventi šventai, o kitas ne, kaip ir yra.
O yra, kad tokių įsakymų iš tų 10 Dievo įsakymų, kuriems nepritarėte, kad galbūt atrodo šiek tiek ne. Gerai yra, jie vieni kitą papildo, iš tikrųjų, žinokit. Bet, kaip pasakyti, galima į vieną įsakymą, kad mylėk savo artimą ir viskas. Tas tie visi mylėk paprasčiausia savo artimą, kaip save patį, neik pasvetimą žmoną ten, o viešpats pasakė, kad tu ne tik tai, kaip pasakyti, kaip sai farizėjams sakė, ne tik tai, kad tu ten neištikima žmonai, bet tu negali net pasižiūrėti svetimą žmoną, net tu jau nusidedi, suprantat, Daug maž visi jie plius minus teisingi, žinai. Pasikartosiu, kad jie visi 10 įsakymų yra labai teisingi iš tiesų ir labai tokie tiesus. Įdomu iš tikrųjų klausytų minčių kitų žmonių. Aš dar girdėjus pati įsireiškimą, kad žmogus sako, reikia daryti tai, ką Jėzus mokė daryti. O ką jisai mokė daryti? Jisai mokė, kad yra 2 įsakymai. Vienas apie artimą, kad mylėk artimą, kaip save patį ir panašiai, o kitas apie Dievą, kad mylėk Dievą irgi. Ir tada natūraliai kyla klausimas, tai tada Dievas pakeitė tos įsakymus 10 Dievo. Vietoj 10 dabar 2 yra, ar kaip čia yra, ir iš vis, ar jie dabar aktualų šiandieną, kam jie yra reikalingi. Irgi girdėjom, iš tikrųjų buvo įvairių pasisakymų, tiem, kas eina į bažnyčią reikalingi, nusikaltėliam reikalingi. Tai va, tai kaip galėtum atsakyti į šitą klausimą? Tai kam reikalingi Dievo įsakymai, ne? Ir šiaip, ar jie buvo pakeisti, kodėl Jėzus 2 pasakė? Kame čia reikalas? Pakeisti nebuvo, jeigu toliau skaitytum, ar skaitytumėte, taip, ten rašo, kad ant šitų 2 kabo, arba išeina visi kiti, tai yra tik tai labai trumpa santrauka. Taip, Dievas yra meilė ir tu galėtų užtekti to. Bet kadangi esam ribotos būtybės, gimstam su kuo, su tušti indai, augam išmintim ir ūgiu, o tam reikia mokintis iš ko. Tai va, kaip kas pasirenka. Dabar ar reikalingi Dievo įsakymai, taip? Tai jeigu mes norim iš tikrųjų gyventi dangiškai karalystėje pagal Dievo principus, jeigu jis kviečia prisiartino dangaus karalystę, ne? Taip. Tai klausimą užduosiu iš kitos pusės. Ar reikalingi tokie principai arba įstatymai, kaip pavyzdžiui eismo, tai yra kelio eismo taisyklės. Ne? Ar reikalingos? Man tai atrodo reikalingos. Gerai, o kam? Dėl saugumo. Teisingai, bet jeigu aš tikiu daugelis, ir ypač, kaip pasakyti, pasaulietiškas požiūris, taisyklės tai yra įsakymai, nedaryk to, taip? Bet jeigu pagalvojus, kuris norėtų gyventi, kur viena anarchija, tu bijotum išeiti į lauką, nes ten nėra, kaip pasakyti, baimės prieš Dievą ar prieš valdžią, taip, kad tave gali suimti, uždaryti ar kažkas tokio. Tai tie įstatymai yra kam? Yra iš tikrųjų mūsų geroviai, mūsų džiaugsmai. Jeigu iš tos pusės žiūrint. O ne dėl to, kad mus surišti, surakinti ir nieko daugiau daryti negali. Tai tas yra, kuris nori gyventi Dievo karalystėje, kuris žada jokio skausmo, jokių ašarų, tai 10 Dievo įsakymų būtent yra tie principai, tai yra Dievo charakteris. Tai yra, dar pridėsiu, juk tai yra vadinama sandora, teisingai? Gerai, sandora su kuo? Su Dievu. Kam? Santykiui. Su Dievu, santykiui vienas su kitu. Jeigu tu žiūri iš šitos perspektyvos, tai aš tikiu, jeigu daugelis taip giliai apmąstytų, jie griebtųsi šitų. Nes tai yra, kaip sakant, auksinė taisyklė, ne irgi į tą įeina. Daryk kitam taip, kaip tu nori, kad tau darytų. Jo, ačiū, labai išsamei atsakė, iš tikrųjų. Aiškiai labai, manau, nieko pridėti ir nereikia. Pereikim prie grinai tų 10 Dievo įsakymų po vieną. Tai pirmasis, aš aiškus perskaitysiu juos, kad žinotume,
Pirmasis jis sako, aš esu viešpats, tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Ir iš tikrųjų norėčiau dar paskaityti vietą iš konstitucijos prie šito. Tai čia būtų 26 straipsnis ir jame rašo, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religinės apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kitos mens versti, nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją ar tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindinės teisės ir laisvės. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Ir dabar, kai mes pasižiūrim, jeigu sugrįžtume prie to pirmojo įsakymo, tai šis įsakymas nurodo, ką laikyti Dievu ir ką garbinti. Tai žmonėms iš tikrųjų kyla klausimas, jie kelia tokį klausimą, kodėl net pats pirmasis Dievo įsakymas suvaržo, pažeidžia tą 26 konstitucijos straipsnį. Žmonių religinę laisvę suvaržo. Neki tą konstituciją atgal, jeigu gali. Gerai. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Klausimas, ar Dievas varžo mūsų laisvę, mūsų tikėjimą? Kaip tu galvoji? Ne. Ne. Tas yra. Jeigu žiūrim, sako, rinkis šiandieną, kam tu tarnausi. Va, prieš tave pastatau. Šitie visi medžiai, nuo kurių gali valgyti, o šitas yra mano, neliesk. Taip? Tik tais vienas principas toksai. Rinkis. Taip, tai vadinasi, tu renkiesi, ką mąstyti, ką daryti. Ir šitie, gali grįžti tą pirmą įsakymą, ne? Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Taip? Kaip buvo? Jie gyveno Egipte ir kada pradėjo šauktis viešpatės vardo, Dievas atėjo ir per Mozę juos išvedė. Taip? Tai jie patys pasiprašė, ką? Kad Dievas juos išgelbėtų. Į ką? Į savo karalystę, į savo tą artumą. Taip? Tai apie kokį mes kalbam, kad jisai mus įsako, neduoda pasirinkimo teisės ir kažkas tokio. Tas yra. Bibliją reikėtų skaityti labai, kaip pasakyti, atvira mokinio dvasia. Ir skaityti visą. Neišimti vienos dviejų eilučių ir ieškoti pasiteisinimo savo įsitikinimams. Jeigu, nežinau, gal tu jau kas gali dar paklausti klausimą, kad... O gerai, o kaip, pavyzdžiui, suderinti 10 Dievo įsakymų su konstitucija? Tai Valstybė kaip ir turi savo kažkokius įstatymus, Dievas turi savo įstatymą. Tai vat kaip tai suderinti žmogui? Man, pirmiausia taip, dabar vat, jeigu eitum į tą 26 straipsnį, parodykit man, kur šitoj vietoj prieštarauja vat šitam, kaip pasakyti, Dievo įsakymams. Kur prieštarauja? Tu manęs užklausai taip, kad Dievas neduoda sąžinės, bet mes matom iš viso konteksto, iš Biblijos, iš pačio Dievo tos tvarkos, kad jisai davė laisvę, jisai nevaržo. Taip? Ir Izraelis, tai yra Dievo tauta, pasirinko, taip, savo valdovą ką? Dievą. Taip? Ir reikia dar suprasti taip, kad dar yra parašytas šitas 10 Dievo įsakymų, ten nesako, nežudyk. Tai yra, mes esame išversti, nežudyk, nevok ir taip toliau. Toks įsakmus tonas iš tikrųjų. Taip, o šiaip hebrajiškas ta forma, kuri yra užrašyta, jis yra imperatyvas ar imperfektas. Dabar tikriausiai klystu, bet žinovai tikrai galės pasižiūrėti, pastudijuoti tai. Tai yra, tu nevoksi. Taip, tai yra iš tos pusės, tai yra santykis, tu nusprendei to nebedaryti. Kodėl?
Nes kadangi jeigu aš taip elgsiuos, tai įžeisiu savo savo valdovą, Dievą. tą, kurį myliu, įžeisiu savo artimą. Tai iš tos pusės. Ir tai yra laisvų pasirinkimų. Taip, kad nieks, jeigu 26 skyriui, niekur Dievo žodis neprieštarauja, būtent netgi tai konstitucijai. Pirmiausia, konstitucija, taip, daugelis, kuris parašė konstituciją, yra pagrindas tai konstitucijai, yra būtent 10 Dievo įsakymų. O gerai, o kaip suderinti tą, vis tiek, nevok arba tu nevoksi. Toks vis tiek atrodo jaučias šiek tiek įsakmus tonas. Ir kaip suderintai su tavo apsisprendimu ir įsakymai tau įsako? Ar tu turi apsispręsti, kad tie įsakymai tau įsakytų, ar kaip čia yra? Dabar taip. Kristus yra mūsų jaunikis. Ta jo bažnyčia yra jo nuotaka. Taip? Tai jeigu mes padarom įžadus. Tai reikia įžadus kažkokius padaryti? Tai jūs, kai, pavyzdžiui, jeigu tu dabar nusprendė jau susituokti, ne? Moteris tuokėsi, vyrai veda. Tai gerai, pataikiau šį kartą. Nusprendėt, susait kartu ir jokių principų, jokių įžadų, nieko. Kaip vyras... Tai va, kažkokie principai vara. Tai, tarkim, aš esu, dabar įtikėjau Dievu, taip? Ir kaip man tai suderinti? Kas vyksta? Kada man... Ar gaunasi, kad kažkuriuo metu man jie dar negalioja tie 10 Dievo įsakymų ir turi kažkoks apsisprendimas būt, kad jie man galiotų? Ar čia kažkokia, kodėl tas pavyzdys su tais įžadais su santuoka? Bet kaip čia yra su Dievu, tada vadinas kažkas irgi tokio? Pirmas dalykas, jisai sukūrė mus. Mes jam priklausom kaip kūriniai, taip? Nes jis mūsų kūrėjas. Antra, jis išgelbėjo. 2 dalykai, taip? Bet kaip pasakyti, bet tai Dievas neatimė pasirinkimo, vis tiek paliko šansą rinktis. Tu gali negyventi pagal šituos įstatymus ir daugelis negyvena. Ir pasižiūrėkim tie, kurie negyvena, kas darosi. Tai tu gali gyventi pagal to valdovo, kuris sako, do it as thou wilt. Yra, jeigu esat girdėję, Alison Crowley yra toksai satanistas, garsus, daugeliu žinomas. Nesat girdėję, ne? Ta frazė tai žinau, bet tai būtent net pas tą Jay-Z, jo yra vadinama ta linija rūbų. Do it as thou will. Tai daryk tai, ką tu nori. Ne? O tai iš kur atėjus, jeigu jūs paskaitytumėt knygas, suprastumėt. Taip? Tai čia yra, daryk, ką tu nori. Taip? Vienas dalykas, aš suprantu, jeigu tas pasaulis visas priklausytų tik tais tau, Simona. Ir nieko daugiau aplinkui. Taip? Bet tai kur meilė? Meilė, kaip būtų, kaip čia egzistuotų, reikia mažiausiai 2 asmenų. Taip? Nes meilė tai yra pasiaukojimas, nuolankumas kitam asmeniui. Taip? Bet gal mano būtų tas klausimas toksai, vis tiek aš grįžtu prie to apsisprendimo. Galbūt jeigu aš, pavyzdžiui, man visiškai yra nauja krikščionybė. Aš visą gyvenimą nugyvenau iki dabar ir dabar išgirstu Dievas, 10 Dievo įsakymų, kažkoks apsisprendimas, kas čia per apsisprendimai, kodėl man jie seniau negalioja, kodėl jie dabar man galioja, kodėl aš turiu apsispręsti, kad man jie galiotų. Kas tas yra per įžadai, kas čia vyksta? Gerai, apie galiojimą. Taip? Paprastai duosiu, kad lengviau gal suprasti. Principai, gravitacijos. Tau jie galioja ar ne? Galioja, bet jeigu aš nežinojau apie tokius, kas tas yra. Tai bet tas yra. Tu žinai apie gravitacijos principą, ar jo nežinai, jis tau galioja. Tu nori, nenori, jis tau galioja. Taip? Tu gali jam priešintis. Užlipti ant kokio 5 aukšto ir sakyti, aš supermenas, skrisiu. Sėkmės. Pabandyk, kaip sako. Nebandyk, aš čia juokauju, aišku, ne, aš tikiuosi, žiūrovai irgi supras. Jisai galioja. Lygiai taip pat. Šitas principas, tai yra harmonijos, kad iš tikrųjų visuomenė, visos tos ląstelės, kur kalbėjo, sako, į ląsteles eina, ne? Taip. Tas kūnas, kad jisai visas funkcionuotų ir funkcionuotų
gerai, kad būtų žmonės visi laimingi, tie principai jie yra visiems. Bet Dievas duoda laisvę rinktis. Ir kada tu išgirsti apie Dievą, supranti, ir jis tau ką, tau atskleidžia. Va, šitie principai, ne, mano karalystė. Karalystė, kurie, jie yra, egzistuoja ar neegzistuoja, kaip čia vis reikšti. Taip. Ir kur yra pagrindas, kuris padeda santykiams vienas su kitu ir su manim. Trokšti to, ateik, sūnau, dukterė. Bet jis palieka pasirinkimą. Nori rinktis, rinkitės. Tai ta prasme, tai tiesiog gali būti pasirinkimas vykdyti 10 Dievo įsakymų, nesvarbu, ar tu sudarė sandorą su Dievu ar ne. Daugelis, kurie net nesudarė sandorį su Dievu, jie laikosi, nes jiem racionalus protas, šviesus protas, jeigu jie tikrai yra nuoširdus patys savo, nemeluojantis, taip, jie supranta, tas vagystė, melavimas, man net neš gerą santykių su tuo kaimynu. Taip, yra gerai, iš tikrųjų, jeigu jisai pametė kažką, jam nunešt, yra gerai pasakyti jam tiesą, yra gerai, visi tie dalykai, nepaleistauti su jo žmona. Tu logiškai, tas yra auksinė ta taisyklė, kuri čia vadinama, daryk kitam taip, kaip tu nori, kad tau darytų. Tai netgi be Dievo žmonės to laikosi. O gerai, o jeigu tu sandorą sudarai, ar vis dar yra kažkoks toks apsisprendimas, laisvas pasirinkimas? Net iš tikrųjų gal geriau, kas yra sandora trumpai, jeigu gali pasakyk. Sandora tai su yra Dievu. Vedybos su tavo Dievu. Kaip man sudaryti sandorą su Dievu? Pirmiausia, tas įstatymas ką parodo? Parodo, kad aš iš tikrųjų daugelį iš jų ir iš tikrųjų visus esu pažeidęs. Ir suprantam, kad to pasiekmė yra mirtis. O Dievas nori amžino santykį su juo. Tai dar čia kaip ir parodomoji kažkokia priemonė pasitikrinimo savęs yra 10. Taip, kaip veidrodis. Taip, irgi. Jo. Ir jeigu aš trokštu, pažinęs, koks tas Dievas yra ir trokštu to santykių su amžino gyvenimą su juo, taip, ko aš prašau? Prašau atleidimo. Ir jis parūpina savo sūnų ant kryžiaus, kuris numirė. Taip, nes sako, nėra atleidimo be kraujo praleimo, nes nuodėmės kaina yra mirtis. Pats negaliu numirti, nesu nei teisus, nei Dievas, kuris galėčiau atpirkti žmonį, kažkas tokio. Tai vat, ir tada atgailavęs, jisai sako, nori būti mano sūnum, jo? Nori tos ramybės, to džiaugsmo, žiūrėk. Čia va yra tie principai, pagal kuriuos visa mano karalystė gyvena ir gyvena darnoje. Ir aš irgi to noriu. Ir nebėra, kad jisai man sako, nežudyk, jeigu ką aš tau su basliu per galvą, ne? Taip nėra. Tas yra, jeigu tu matai visą tą istoriją, visą, kaip pasakyti, paveikslą. Tačiau asmeninis apsisprendimas toks. Būtent. Ir kas tada? Ir kas tada? Apsisprendžiau. Šiam pasaulyje yra daug, kurie neapsisprendė. Tai mes tampame jokas kunigiškoji karalystė. Tai yra, atsiprašau, karališkoji kunigystė. Tai yra kunigai tie karališki. Taip, ambasadoriai. Va, dar geriau įsireikšti. Esam ambasadoriai. Tos bažnyčios, taip, Dievo bažnyčios. Taip, tai kaip ambasados, kurios, ką? Kviečia žmonės, žinot ką? Yra geresnis kelias. Yra geresnis kelias. Ir būti ambasadoriui labai pavojingas dalykas, jeigu tai yra hostile, tai kaip čia būtų, kur neramumai, kokiai šaly, kur vyksta, taip? Dažniausiai jie pagrobiami, žudomi, kankinami, nes jie turi ką, intel vadinama, tai kas paslaptis tos šalies ar kažkas tokio. Tai lygiai taip pat ir su mumis. Amžinas gyvenimas jau mums duotas tikėjimu. Taip? Ir laukiam tos akimirkos, kada Kristus grįš mūsų pasimti visų kartu. Bet iki tol mes turim dirbti ką darbą. Būti jo ambasadoriais. Tai va. Tai tiesiog apsisprendimas turėti su Dievu sandorą ir tai tarsi jau yra sandora? Tu tiesiog nusprendi būti ambasadoriumi,
pagal tos principus gyventi ir tai jau skaitos tu kaip sandoroje esi? Dabar taip, kada tu nusprendi, tavo širdis susipinė su, neišduosiu visiems su kuo, nesakykim, susipinė su tuo žmogumi, taip? Bent jau tu taip galvoji. Tikiuosi jis ir taip pat galvoja, kad jūs esat skirti vienas kitam. Ar žmonės aplink gali žinoti? Ne. Jūs sakotės, bet širdžių vis tiek nemato. Jūsų sprendimas tai yra tas vedybinis procesas, taip, prie altoriaus, įžadų davimas, taip? Taip. Tai yra paskelbimas visai visatai, visiems aplinkiniams savo šeimos nariams, plus vienas kitam, nes galų galę vis tiek jūs negalite skaityti vienas kito širdies. Bet tai, ką jūs pasakė, taip, jūs tai įvardėjo, tai įgarsinot, jo, vienas kitam ir aplinkai. Taip, kad aš priimt šitą sandorą su Dievu, niekam nematant galiu. Taip, širdis, pamilau, ant kelių Dievo prašau atleidimo ir Dievas duoda ramybę. Tai kažkoks įsipareigojimas, taip toks jau nuspręstas. Nes tikėjimas sako, nes tai darau tikėjimą. Aš jo nematau, aš skaitau Dievo žodį, kad jis man atleidžia nuodėmes, taip. Aš tikiu, kad jo šita karalystė, šitie principai yra teisingi, taip. Aš tikėjimu einu, taip. Ir nusprendžiau jam atsiduoti. Tai tą padariau, sekundės dalis, taip. Bet dabar... Bet to neužtenka. Einam, kaip pasakyti, krikštas. Krikštas. Taip, krikštas. Tai tada krikštas būtų tas ir parodymas toks kitiems. Taip. Tai žodžiu, yra apsisprendimas mano, aš jau galiu būti, kaip sakant, sandoroje, pati apsisprendus, bet aš tai turiu parodyti kitiems, kad aš apsisprendžiau ir aš einu į sandorą su Dievu. Gerai, dabar taip. Jeigu tau rūpi, man rūpi kitų žmonių išgelbimas, taip, tai ar nenorėčiau parodyti, kokį draugą įsigijau? Ir kaip aš tą parodysiu? Mat visi per tokius dalykus. Visada šita sąlyga yra, kad krikštas tam, kad, ta prasme, dėl kitų išgelbėjimo. Plius ir savo. Šiaip Dievas sako, jeigu negimsit iš dvasios ir vandens, neisi dangaus karalystę, taip? Aišku, vanduo dar simbolizuoja taip pat Dievo žodį. Tai Dievo žodis tas, kuris irgi nuplauna, atgaivina. Taip? Dvasia, taip, iš dvasios. Tai yra, mes priimam, dvasia ragina, mes suprantam, mes esame tikinti, mes priimam tą sprendimą. Tai tas vidinis turi įvykti. Be to vidinio, jeigu tik paėmus patį krikštą, jūs įjote vandenį, sausas, išlipot šlapės. Viskas. Tuo ir baigėsi. Tai yra tik tais kas simbolis, tai yra tik tais apeiga, tai yra parodanti, kas mano širdį. Bent jau turėtų tai parodyti. Nes yra kam reikia to parodymo? Kodėl aš negaliu, nežinau, kažkaip šiaip tiesiog pasiskelbti, ten gal Facebook'e, užsidėti būseną, kad aš įėjau į sandorą su Dievu. Kodėl reikia to krikšto? Gerai, pasakysiu taip. Myli savo tą žmogų, kurį žadėjau užduoti. Taip. Ir jeigu jam yra svarbu, galėtum, pavyzdžiui, apsirengti būtent, man patinka, su ilgu sijonu, sakykim, kad būtų pūstas ar dar kažkas tokio. Galėtum. Kodėl? Nes myliu. Nes jis paprašė, nes tu jų nori jam patikti. Tai yra santykis su Dievu, tai yra, kaip tu gali išreikšti, myliu tave, ne? Aišku, kalbėjome apie veiksmai. Tai. Taip, veiksmai, pasireikš veiksmais. Patys iš savęs jo. Tai vadinas, Dievas nori būtent, kad tu krikštu parodytum jam savo meilę. Dalis to, taip. Gerai, judam tada gal prie antro įsakymo. Persiskaitėsim dar jį. Gerai, tai antras sako, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, viešpats, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Ar galėtum trumpai paaiškinti, ką reiškia nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemė ir vandenyse po žemė, nesilenks jiems ir negarbinsi jų? Labai svarbu, nes kontekstas apima abu šios dalykus. Matot, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo. Jeigu jūs tą išimsite atskirai ir sakyti, nesvarbu ką, dabar, pavyzdžiui, tu turi pasą, neturi savo pasą ar kažką tokio teisės, tai ten jau yra paveikslas. Tai tu jau nusidėjai. Ne. Kontekstas yra, kad ką darysi, kada tu pasidarai drožinį ar paveikslą ir tu jį garbini, jam lenkiesi, tai yra laikai aukščiau negu patį Dievą. Dievas neuždraudė meno. Taip, jisai davė meno įgūdžius, kad padirbtų ką? Šventyklą, pamenat? Turėjo išsiuvinėti angelus. Tai yra kas? Vaizdai. Kurie yra danguje, kerubai, taip, kurie buvo tie, kaip jie, angelai, kerubai, dengiantys skrynę. Taip, tai yra grinai išdrož turėjo būti, išlieti turėjo būti. Teisingai, turėjo žalti padaryti iš vario ir uždėti ant kryžiaus, taip. Kas tai yra? Tai yra Dievas naudoja ką simbolius, vaizduotę, vaizdinius tuos įrankius, paveikslus, drožinius, perteikti tam tikrą žinią, taip, bet negarbinti jų. Ir jeigu jūs skaitymą, pavyzdžiui, apie žaltį, taip, pats Dievas įsakė tai padaryti, jie padarė, o karalių, neprisimenu, 2.18 ar kažkiek, kur apie tą žaltį, paskui žaltį sako, pradėjo smilkinti jam ir lenktis. Ta žaltys buvo, mes suprantam, kaip pats į Naujam testamente pasakyti, tai yra buvo tik tais nurodantis į tą, kad Kristus taps nuodėmė už mus, jis prisims visų nuodėmės. Taip? Tai turėjo tuo ir likti, o ne pradėti lenktis, bet jie pradėjo smilkinti ir tada viešpats, įsakė tam vienam iš karalių jis sunaikinti. Uziją, man atrodo, jeigu neklystu. Žodžiu, gali pasitikrinti. Bet mintinai Biblijos nemoku, bet pačią istoriją prisimenu. Tai va, jeigu taip paprastai. Tai jo, tai žodžiu sudaro to paveikslo statulos ar ko padarimas plus garbinimas. Va, tas yra draudžiama. Gerai. Einant toliau, ten kaip eina, nes aš viešpats, tavo Dievas esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta ir panašiai. Dabar situacija tokia. Moteris padarė nusikaltimą. Yra teismas, yra teisiama ir nuosprendis, kad jinai yra kalta ir, tarkim, sės už grotų. Ir dabar prideda prie to nuosprendžio, kad ne tik tu sėsi už grotų, bet sės ir tavo vaikai, kurie to nusikaltimo kartu nedarė, sės ir tavo vaikų vaikai ir, taip iki 3. kartos. Ar tai būtų sąžiningas nuosprendis? Kaip manai? Bet aš tik taip arba ne, norėčiau išgirsti. Tikrai ne. Tikrai neteisingas būtų nuosprendis. Tai va, tai žmonės, skaitydami šitą įsakymą, jie mato tą patį, kad yra neteisingas nuosprendis. Kodėl dabar teisingas Dievas tokį įsakymą davė, kad bausmė teks ir vaikams už tėvų kaltę, ir ne tik vaikams, bet ir jų vaikų vaikams, ir taip iki 3. ir 4. kartos. Tai kodėl toks teisingas Dievas nori nubausti žmonės, kurie net nenusikalto? Kur yra teisingumas čia? Gerai. Pirmas dalykas, šitas skiriantis bausmę, taip, galimas versti, negalimas, jį gali išversti, šitą žodį, taip, taip, graikiškai H6485, taip, ir reiškia aplankantis. Kur dar, pavyzdžiui, naudoja šitą žodį? Kai, pavyzdžiui, buvo pažadėta Sarai, kad susilauks, ir jis sako, aplankė Sarą ir jis susilaukė. Taip? Tai yra vienas iš šitų dar reikšmių. Iki 3. 4. kartos, taip? Tai žiūrėkit, kada žmogus auga tam tikroje aplinkoje, taip? Jis yra įtakojamas, teisingai? Ir jeigu jis nepriims tam tikrų sprendimų, neišeis iš tos aplinkos, arba darys tam tikrus sprendimus sąmoningai, elgtis priešingai, sakykime, jeigu jis augo vagių šeimoje, taip, jis,
daugiau negu Matys pavyzdį tokį, jo. Matys pavyzdį, daugiau negu 50%, tikrai aš dabar nežinau, teisingai pasakysiu, bet tikiu, kad tikrai daugiau negu 50%, kad jis bus vagis taip pat. Jo? Čia tokia statistika yra? Nežinau, aš sakau spėju. Ai, supratau. Taip, nepasidomėjau, šį dabar tokia mintis tik tai skyla, taip. Bet dažniausiai taip yra. Jeigu taip ne veltui yra lietuviškas pasakymas, obuolys nuo obels netoli rieda. Ane? Tai kas yra, kad iki 3-4 kartos, taip, Dievas eina ir ragina, sukis, sūnau, tau nereikia sekti tėvo pėdomis. Taip? Aš tau duodu naują gyvenimą, bet tau reikia pasirinkti. Bet po 3-4 kartos jau taip sudužysi ta, kaip pasakyti, paveikta ta širdis. Persidada, būna nebūtinai vagystė, ar kaip ten sakėt, vagystė, vagis? Taip. Tai nebūtinai vagystė. Būna, kad ir šiaip kažkoks įprotis galbūt rėkti, gal sureaguoti kažkaip iškart karštai į paprastą situaciją, būna persidada ir atrodo, vaikas gali sakyti, aš nenoriu to daryti, bet kažkaip jau įsišaknyje yra, matant, kaip tėvas tą darė, tarkim, dabar įsišaknyje, aš irgi tą darau ir negaliu savęs sustabdyti. Bet taip persidada kažkaip vis tiek nuo tėvų ir ties auklėjimas, pavyzdžiui, irgi vaikų. Dar norėčiau paminėti, iki 3-4 kartos, jeigu jūs paieškotumėt šitos frazės, būtent taip, ir jūs pamatytumėt, kad dažniausiai, sako, dar nesunaikino tam tikros ten tos šalies, ten tos Sodomas, taip toliau, nes jų nebuvo išsisėmęs, tas, kaip pasakyti, nebuvo pilnas... Nepripildyta... Kaip ten sako? Taurė jų tų visų nusižengimų tų. Ką tai reiškia? Tas yra, kad nesvarbu, ką Dievas bedarytų, taip, kaip faraonas. Įsivaizduokit, neturėjo nužudyti jo sūnų, taip, ir jis vis tiek paskui apsisukęs bėgo ir norėjo sunaikinti Dievo vaikus. Taip? Nors galėjo iš vis nei vieno to, kaip pasakyti, nebūti tos negandos, nei vienos negandos. Nuo pat pradžių sako, paleisk mano tautą, nes tai mano vaikai, tai aš juos išpirkau. Ne, jisai rinkosi kitaip. Tai tie patys vaikai irgi, taip, ne? Pastovi ir ateina galas, kad viskas, ką Dievas bedarytų, ir tada iš tikrųjų, tada būna teismas. Kaip Sodoma, Gomora, su amonitais, jeigu neklystų. Sakau, pasiieškokit tos frazės, jūs pamatysit. Tai vadinasi, Dievas nebaudžia tiesiog nekaltų žmonių, bet tai tiesiog persideda ir kadangi persideda ir darai tą patį, tai taip ir gaunas, kad iki 3-4 kartos dar esi kaltas. Tavo, ta prasme, giminė. O, sakykime, jeigu žiūrint į krikščionis, vis tiek yra tų ir statulų visokių, Marijos, ten tų paveikslų ir panašiai, Jėzaus. Kaip tada irgi, kaip suderint šitą įsakymą su tais paveikslais, ar ten jau yra, nebestabas, nes lyg ir garbina žmonės, tos būna meldžias prie tų paveikslų. Statulų. Jo, jautri tema čia. Sakau, kaip ir buvo parašyta čia, ne? Nedirbsi ir nesilenksi, negarbinsi jų. Tai tas paveikslas turėtų tavo mintis pakelt link Dievo, nukreipt tave į Dievą. Kas svarbiausia, tu Dievo, sako, nei vienas nėra matęs tėvo. Vienas dalykas. Tai kaip tu gali sakyti, ir aš čia būtent meldžiuosi tėvui, ne? Bet tu nesi to tėvo matęs. Nėra iš tikrųjų net Kristaus paveikslų, taip, kad būtų kažkas jį nutapęs ir kad būtų jie išlikę. Gal buvo, gal tapė, nežinau, bet kad išlikę, net nežinau, kaip buvo. Bet šiaip mes, kaip sakom, tėvas, taip, o tėvo nėra niekas matę. Tai kam tu tada darysi ir tu meldiesi, linkėsi, ką tu darytų garbini. Tai tu garbini atvaizdą. Suprantat? Tai verčiau to nedaryti. O jeigu tu paveikslą naudoji, kaip pavyzdžiui, kaip meno kūrinį, taip, pavaizduot kažkokią tai simboliką, kaip nukreipti tuos žmonės link Dievo, ar kažkokią tai mokymą, kaip ir vaidyba,
Taip, pats Dievas naudojo, sako, išsivirk iš mėšlo, žinote, ne, tai yra ant mėšlo, ne iš mėšlo, bet ant mėšlo, maisto ten ir taip toliau, gulkis ant vieno šono, jis turėjo vaidinti, taip, tai buvo vaidyba. Dievas nėra prieš vaidybą, tai buvo skirti kam, tas meno išraiška buvo skirtas perteikti žinę, taip, iškelt Dievą. Bet jeigu menas, paveikslai, tavo mintis nukreipia nuo Dievo į aistras, pavyzdžiui, dar kažkas, jos ne vieta krikščionio namuose ar aplamai jo aplinkoje. Gerai, tai tada galime eiti prie 3 ir, aiškus, persiskaitom tada gal į pirmiausia. Ir 3 įsakymas sako, nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardą, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Taip, tai natūraliai iš tikrųjų kyla klausimas, va ką reiškia nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo? Ką tai reiškia? Ar tai, pavyzdžiui, kaip keiksmažodį, jeigu tu naudoji Dievo vardą, ar kaip, pavyzdžiui, yra labai įprasta tarp žmonių lietuvių, ne tik lietuvių iš tikrųjų, pasaulyje, kai tau yra didžiulė nuostaba, kažkoks šokas, tu nustembi, nežinau, išgastis. Tu tarsi išsireiški taip, sakydamas, o Dieve, ar o viešpatė, ir iki Marijų nueina. Galbūt tai žmonės ir kažkaip šaukės Dievo, gal taip, kas ten žino, bet man atrodo, dažniausiai čia būna toks išreiškimas tos emocijos, to jausmo ir jo, nu vat ką tiksliai tai reiškia? Ar galbūt tai, jeigu tai Dievo vardas yra tau kaip manipuliavimo kažkokia priemonė, gal kaip, pavyzdžiui, tu bandai užtikrint kažkam, kad, pavyzdžiui, tu prižadi, tu prisieki Dievo vardu ir panašiai, vat, nu vat ką tiksliai reiškia šitas įsakymas? Pirmiausia, nuo galo pradėsiu. Dievas Kristus pats pasakė, nežadėkite, neprižadėkite, taip, tai geriau to nedaryti. O dėl emocijų, Dievas mūsų kūrė emocingus vienas dalykas ir jas išreikšti niekur netrukdo. Tik sako, kaip pavyzdžiui, rūstukite, bet nenusidėkite. Taip, tai tikiu, kad šitoj sferoj būtent naudojama jo vardą, bet būtent piktam. Tai kam tu naudosi tą vardą? Vienas dalykas, jeigu tu nesi net krikščionis, taip? Tai jeigu tavo džiaugsmas, emocija džiaugsmas, ir tu sakai, Dieve, tai dabar tu jį šiaip keiki per visus kitus atvejus, o čia, tipo, jam dėkoji? Kaip čia yra? Jo, dar šitas yra paplitęs. Man tai būna didžiausia nuostaba, kai kažkas visiškai nesusijęs su Dievu, ateistas jau net, sakykim, ir sako, ačiū Dievui, ir aš tada klausau ir galvoju, ką tai reiškia? Tai klausykit, galit paskaityti vėl pačių tų satanistų knygų, pačių tų patyrimų, kurie, praktika, kurie šneka. Jie savo susirinkimuose gieda krikščioniškas giesmės ir tai yra vadinamas blasfem, tai yra būtent, kaip čia lietuviškai, pikžodžiauja tiesiogiai Dievui. Jie viską daro priešingai, bet... Ta prasme, pakeičia kažkaip tas žodžius giesmių? Netgi tų žodžių giesmės tos pačios ir jie gieda. Jo. Tai yra, apverčia aukštyn kojom, galim sakyti, visą tą reikšmę šitos giesmės. Tai kontekstą kažkokį jie sukuria kitokį? Įsivaizduokim taip. Vardas reprezentuoja ką Dievo žodį? Turėtum žinoti. Išėjimo 33-34. Vardas, tai kas? Jisai yra sulyginamas su charakteriu. Taip? Tai jeigu Dievas yra mylintis, nevagiantis, nesibjaurojantis, ten nekalbantis jokių tuščių kalbų, o tu tą darai. Ir tu kalbi, naudoji Dievo vardą. Ką tu darai? Tai reprezentuoji, kaip ir Dievą turėtum reprezentuoti, jo? Bet kaip tu jį reprezentuoji? Visiškai priešingai, negu koks jis yra.
Tai tu naudoji jo vardą piktam. Tai vat mes krikščionis, kurie sakom, vat, koks yra didžiulis, kokia atsakomybė. Aš sakau krikščionis, bet elgiuosi visiškai priešingai. Aš nekalbu apie silpnumus, kada griūnam ir atgailaujam, tai čia Dievas mus kelia ir ugdo, taip. Bet tie, kurie priešais eina, jokio skirtumo. Aš Kristus, bet viską daro priešingai negu Kristus. Tai tu naudoji pikžodžiaudamas jo vardą, jo tą krikščionis reiškia, kaip Kristus, ne? Tai va, tai daug dalykų. Nenaudosi piktam. Tai ta emocija, jeigu jinai išreikšta, pavyzdžiui, aš tikrai džiaugiuosi ir aš suprantu, kad tas džiaugsmas atėjo iš Dievo, tai duok jam, suteik jam šlovę. Kaip? Viešpatie, ačiū tau, Dieve, koks tu maloningas. Va, nes Dievas ir sako savo žodį, šaukis mano vardo, ne? Garsiai šaukis, ne tik, kad tyliai kalbėk, ne, bet šaukis. Taip, tai nėra uždrausta. Piktam, kada naudojam tam piktam. Tai jeigu net emocija pikta, ne, tai aš sakau Dievo vardą vartoju, taip, tokia kaip nepasitenkinimą išreiškia Dievu, tai irgi tu naudoji piktam. Bet jeigu baimė, o tu sakai, Dieve, aš žinau, kad tu tas, kuris gelbsti, tas, kuris saugo, prašau, gelbėk. Šitoj situacijai jis tinkamas. Bet jeigu tu vartoji... O jeigu tu nesišauki, bet tu išsireiški, bet tai nėra pikta emocija, tai yra labiau tokia išgastis, pavyzdžiui. Tu gal, jeigu aš... Tu tiesiog iš to... Tu šneki nesąmoningai, ne? Praktiškai jo. Va čia reikėtų tada padirbėti. Negerai vis tiek. Kodėl? Nes Dievas sako taip, Korintiečio laiške. Paimkite kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Taip? Tai vadinas, mano mintis jos sklaidžio kažkur ir jos buvo nesuvaldytos, pasidavė emocijai, pasidavė esamai situacijai, kleckas toks ir iškrito, ne, iš tos burnos. To neturėtų būti. Ir jeigu taip yra, tu save jau pagavai, prašai Dievo atleidimą ir jis galestingas atleidžia ir ką prašai jėgų ir praktikuoji, daugiau to nedaryk. Tuščiai. Vat tas piktam, tu irgi gali panaudoti tuščiai. Nevartok Dievo tuščiai. Dar labai negražiai vartoja, iš tikrųjų yra anglų kalboje. Sako, o mano Dieve, ir tarp mano ir Dieve dar įterpia keiksmažodį. Tai iš tikrųjų tapęs tas Dievas, tas žodis, toks tapęs jis be vertės, be reikšmės, toks tapęs be svorio, kažkoks toks tiesiog kaip žodis eilinis. Aš suprantu, tie, kurie netiki, jie taip pikžodžiauja Dievo vardui. Bet kada mes krikščionys taip elgiamės, kadangi, kaip sakai, įprotis gaunas taip, atėję iš pasaulio, tai turėtume, tas yra, mes priimam tą sprendimą, kad ne, aš noriu gerbti savo tėvą, savo valdovą, viešpatį. Taip. Tai o kaip aš galiu pagerbti? Tu šiandien nevartosiu jo vardą, nes jis didis, jis mano kūrėjas. Ne? Tai tu galbūt net nori pasakyti, kad, pavyzdžiui, tas ateistas, kuris įterpia tą keiksmažodį tarp to ir jam galbūt jis, kadangi netiki, kad egzistuoja toks Dievas, tai jis ir negalvoja, kad kažką pažeidžia kažką, tai gaunasi, kad jis galbūt ne tai, kad mažiau kaltas, bet jisai net nėra, sakykime, toks juodas, kaip kad krikščionis, kuris panaudoja, žinodamas, kad Dievas yra, tikėdamas, kad Dievas yra. Amen. Wow. Geriau nebūčiau pasakęs. Tikėdamas, kad Dievas yra, jisai pavartoja tokiam negražiam kontekste tą Dievo vardą. Jo. Gerai, pasižiūrim tada dar vieną vaizdo įrašą. Čia yra toks žmogus, kuris apžvelgia gal ne visus, bet daugelį 10 Dievo įsakymų, sakykime, iš tokios kritiškos pusės perspektyvos, tai būtent šitą trečią įsakymą pasižiūrėkim, kaip jisai apžvelgia. Then comes a commandment about speech. Do not take the Lord's name in vain. Think about it. Is taking God's name in vain worse than slavery, rape, or genocide, none of which the 10 Commandments prohibit? The 10 Commandments doesn't say, do not slave other people, do not rape women, or do not commit genocide. They are not prohibited in the 10 Commandments. But taking God's name in vain is prohibited.
If this is the so-called highest moral law, then its priorities are shockingly misplaced. Jo, įdomiai čia. Jo, įdomi iš tikrųjų mintis. Tai va, taip atrodo, dar gal iš tikrųjų persiskaitykime iš karto Kunigų 25 skyriuje 44 ir 45 eilutę. Tai čia, sakykime, tokią trumpą vietą paėmus, tai vergą ar vergę gali laikyti tik jei pirksi vergus iš kaimyninių tautų. Galite nusipirkti jų ir iš ateivių gyvenančių su jumis, bei jų palikuonių gimusių ir užaugusių jūsų krašte. Tokie vergai bus jūsų nuosavybė. Tai matom, kad Dievas atrodo vergovės kaip ir nedraudžia. Šiaip, manau, visi žino, kad žmonės vergovę mato kaip žiaurų dalyką. Mato, kad žmonės paskriaudžiami ir panašiai. Tai va, kaip ir tas žmogus minėjo, kodėl Dievas, kuris yra meilė, davė tokį įsakymą, kad nevartok mano vardo be reikalo, bet nedavė tokį įsakymą, kad neturėk vergų, nedaryk prievartos ir panašiai. Kodėl svarba tokia, kodėl Dievui atrodo, kad svarbiau yra toksai įsakymas trečias, negu uždraus tokius dalykus? Apie prievartą, jeigu šiaip kalbant, tai Dievas uždraudė prievartą. Tik tas yra, kodėl sako 10 tų įsakymų nėra. Tai tas yra, Dievas yra meilė, jeigu tik tai užtektų tų 2 yra 3, ne, žodžių, bet mes nesuprantam. Gerai, jis davė, sako, mylėk savo vieštų visą širdimi, su kūnu, visą sielą ir savo artimą kaip save patį. Dar nesuprantam, duodu 10, taip, ir juos paskui ką padarė, neapkalbėjo, bet parodė iš tikrųjų, ką tai reiškia, jeigu skaitam toliau išėjimų po 20 skyriaus. Taip, ir ten būtent ir ne tik kunigų, ten 21, 3, visi tie skyriai kiti irgi šneka apie vergovę, apie įsigijimą vergų ir kokie turi būti įstatymai. Tiesa tokia, taip, kad Dievas būtent, kodėl neuždinė vergovės, taip, vergystės, jeigu tai paėmus. Vergas, taip, ką tai reiškia, tai žmogus, kuris vykdo savo šeimininko valią. Taip, ką yra pasakęs Kristus? Ar ne Kristus, dabar reikia, kad prisiminti, ar Paulius gal. Romiečiams. Kam paklusti, tuo vergas esi. Ar tai būtų nuodėmė, ar tai būtų teisumas. Taip? Tai dabar taip. Vergas hebrajiškai, taip, gali būti taip, involuntary arba voluntary. Tai būtų savanoris arba pats pasirinkti šituo, arba jisai neturėjo pasirinkimo, jį padarė vergu. Taip? Tai va čia, žiūrėkit, ir yra skirtumas. Šėtonas, taip, jisai pagrobė mus, suviliojo ir kaip pasidarė savo vergais. Dievas atėjo, sumokėjo kainą, išpirka visiems sumokėjo. Va ta išpirka yra, taip? Bet žinai ką? Sako, tu rinkis būt mano vergu, aš tavęs neversiu. Ir netgi pasirinkęs per šitoj kelionį mūsų, mes galim vėl grįžti pas senąjį valdovą. O ką daryti, pavyzdžiui, jeigu tu esi iš kaimyninių tautų žmogus, kurį nusipirko kaip vergą? Wow, aš kaip džiaugčios, kad mane nusipirko. Dabar pagalvokim, ne, rimtai, pamastykim. Kristus, sako, atėjo ne valdyti, bet būti kas? Vergu, tarnu. Tas tarnu yra dulos. Originalus tas vertimas, jeigu pasižiūrėti, jisai reikšmė didesnė yra vergas. Taip? Tuo metu kontekstas visas buvo grinai vergas. Apie tuos valdinius, nes ne valdiniai, bet pavaldiniai. Taip? Servants, jie turi savo teisės. Vergas savo teisių neturi. Suprantate? Tai va tas yra tas, kuris vykdo tai yra savo valdovo valią. Dar pažiūrėkime į Kristų. Sako, jis nieko nedarė, iš savęs jis darė ką? Jo tėvas liepė. Ir pažiūrėkim, kaip tėvas elgėsi su savo sūnumi, ne? Iš tikrųjų. Kaip jisai pats elgėsi su savo tarnais, jeigu tai pasižiūrėtų, va, tai apaštalus ir visus žmonės. Tai įsivaizduokit, tai galimybė, jeigu tuo metu tu įsigyji vergą, jam suteikti naują gyvenimą. Suprantat? Nes tas, kuris yra valdovas, tai yra, ne valdovas, kaip čia,
master, nu taip, valdovas, ne? Valdininkas. Jis turėtų reprezentuoti ką? Dievą, Kristų. Tai jis turėtų elgtis su tuo, ką? Tam vergai kojas plauti. Tai kuris vergas nenorėtų taip? Ir jeigu tas valdininkas, jisai trokšta tik tais gero jam. Įsivaizduoji? Tai vadinasi, jie nebuvo taip skriaudžiami, kaip, pavyzdžiui, pas pagonės. Čia jau, va čia taip, kaip jau buvo, kiekvienas atvejis skirtingas, jau priklausė nuo to žmogaus, nuo to žydo, ar jis atsivertęs buvo iš širdies, ar jisai tik tais interpretavo, kaip jisai nori, taip, be jokio santykio su Dievu ir naudojasi tik tai savo įgeidžiams patenkinti. Tai automatiškai elgėsi lygiai taip pat ir kaip ir pasaulio tie valdantieji. Vadinasi, taip. Jeigu žmogus gali būti nepilnai atsivertis ir panašiai ir gali pradėti vadovautis savo, kaip sakant, supratimu, vadinasi, reikėjo kažkokių ir nuostatų, kaip elgtis su vergais. Tai paskaitykit, taip ir buvo. Jeigu, sako, dantį išmušiai, tu turi vis paleisti. Ten kažką vykdai irgi turi gydyti ir prižiūrėti. Negali. Jeigu tu jį nužudėjai, vienu žodžiu, tau irgi mirtis. Tai taip, kad su šitą nuosavybę turi elgtis labai padoriai. O ar nedingsta čia laisvas pasirinkimas, nes jie yra nuperkami ir ne savo norų patenka pas krikščionis. Ir tikriausiai turi pagal šeimininko principus gyventi, kokie yra namie pas jį. Tai tas valdininkas, tas šeimininkas turėtų turėti principus kaip Dievas. Taip? Bet, sakykim, turi, bet vergas yra nuperkamas ne savo norų ir jisai patenka į krikščionių šeimą. Bet jis turi teisę, sakai, jeigu tu nori, gali išeiti. Turi teisę? Jeigu jis turi krikščionis, tai aišku. Bet kada paleistugi galėjai? Tai vadinasi, jeigu tavo vergas nenori pas tave būti, tu kaip krikščionis turėjai paleisti jį. Galėjai paleisti, taip. Galėjai ar turėjai? Gali. Tai turėti yra tai, kad tu neturi kito pasirinkimo. Tu gali. Tau paliktas pasirinkimas. Jeigu tu neteisingai pasielgi, jau kitas įstatymas yra, kuris tave irgi nubaus. Nes tu neteisingai pasielgi. Tu savo vergu. Taip. Tai jeigu tas žmogus, tas vergas, jisai nori grįžti, prašau. Paleisk. Bet jeigu tas vergas norėjo likti, taip, nes jis myli savo, sako, šeimininką, tai turėdavo perverti ausį ar nosį, dabar nepamenu, nosį, man atrodo. Tai ar ausį. Čia maišau. Tai vadinasi, jeigu net buvo toks dalykas, kad nuostatas, ką daryti, jeigu vergas nori grįžti, vadinasi, nes myli savo šeimininką, vadinasi, tikrai buvo gerai. Tai kokia atsakomybė mums yra iš tikrųjų? Čia lygiai tas pats, kaip dabar valdininkai. Eini į fabriką dirbti. Ne veltui kertai, vergystė. Ne, taip daugelis šneka. Bet panašiai ir yra. Tai kada jeigu esu tas valdininkas, kaip aš turėčiau juos prižiūrėti? Turėčiau lygiai tas pats. Sako, mylėk priešus. Darykite gerą priešams net. Jeigu tas vergas nusiteikęs, netgi jeigu jis buvo nupirktas ar kažkas tokį, tu daryk jam gerą. Parodyk iš tikrųjų, yra kitas gyvenimas. Tai be prievartos ir be visų tų dalykų. Kai tu seniau nusipirkdavai tą vergą, tu galėjai netgi nusipirkdamas jį, jam suteikti laisvę arba suteikti jam, sakykime, gerą gyvenimą, bet jeigu jam tai nėra geras gyvenimas, ką tu suteiki, jeigu jis nori, tu gali jį paleisti. Tai taip, čia tavo valioje. Tavo valioje, jau jeigu tu esi krikščionis, ten buvo krikščionims leista, tu vadinasi turėtum elgtis pagal krikščioniškus principus. Šiaip tavo pasirinkimas turėtų atspindėti tavo vertybės ir tu paleistum jį. Supratau. Gerai. Pereinam gal tada prie 4 įsakymo. Ir 4 įsakymas sako, atmink ir švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Skaitant šitą įsakymą, žmonėms atrodo,
kad Dievas va dabar jau jisai nusistato dieną, kiekvieną savaitę, tik tam, kad jis būtų garbinamas. Ir ją dar šventą padaro, mes turėjom ją laikyti šventą, darbai sustoja ir panašiai. Tai vat, kam Dievui to reikia? Ar jam taip reikia to garbinimo, ar kažkaip savim nepasitikė, ar kas čia yra? Ir dar patys krikščionys kažkaip, kaip suprantu, mato, kad tarsi su Biblija nedraugauja, tarsi prieštarauja Dievui, nes jie patys to įsakymo nesilaiko. Arba sako, kad jis nebegalioja. Ir ne tik, kad sako nebegalioja ir nešvenčia to šeštadienio kaip tos dienos viešpačiui paskirtos, bet jie ir sekmadienį švenčia, kaip tą 7 dieną. Ir aš iš tikrųjų pati ne per seniausiai buvau sutikus žmogų, mane pats tas žmogus užkalbino apie tikėjimą ir kažkaip pakrypo kalba apie tos 10 Dievo įsakymų ir aš uždaviau jam klausimą, o ar švenčiate sabatą? Ir man uždavė atsakymą atgal, tą klausimą atgal, o ką tai reiškia? Tai va, tai parodo, kad net krikščionys tikriausiai net nežino, kas tas yra. Tai va, ar galėtum pakomentuoti, kam Dievui ta 7 diena, kam jis tą dieną atskyrė ir kodėl krikščionis jos nebešvenčia? Ar čia yra pakeista, ar kaip pakeistas įsakymas? Pirmiausia, Dievo žodis sako taip, kad jisai toks pat vakar, šiandien per amžius. Ir jisai nesikeičia. Ir jis atėjo ne panaikinti įstatymą, bet įvykdyti. Ir sako, nei viena raidelė, nei brūkšnelis nebus ištrintas iš Dievo įstatymo. Taip, kol dangus ir žemė praeis. Mes matom dangus ir žemė, dar nepraėjo. Tai vadinasi, visi šitie įstatymai, jie vis dar stovi. Dabar, kodėl tas žmogus, aš dabar čia prielaidą galiu tik tai tokia padaryti, kodėl jisai net nežino apie sabatą. Nu, jeigu paskaitint katekizmą, tai ten yra švęsk šventes. Ten apie šabą nieko nešneka. Ten yra švęsk sekmadienį. Švęsk šventes. Šiaip, kai kuriuose gali rasti, taip, bet šiaip jo. Tegu būna sekmadienį, taip. Tai va. Dabar, tai va, nebuvo pakeistas. Jeigu žiūrint Dievo žodį. O jeigu sueisit į istoriją, tai patys galite tikrai pasieškoti, žiūrovai, aš tikiu ir tu, visi galit labai greitai per telefonų rasti visas tas istorinius faktus apie Konstantiną Didįjį 321 metais, kad jis įvedė sekmadienio šventimą kaip Saulės garbinimo dieną. Taip ir vadinosi. Taip. Ir po to, kaip sakant, jau tapo dalimi. Ar tuo metu tapo dalimi ir krikščionių kaip šventimo diena. Taip. Sunday. Taip. Dabar klausimas tavo buvo, kodėl viešpats, kodėl jam reikia to šabo, taip toliau, ne? Juk parašyta, kad šabas yra sukurtas kam? Dievui? Žmogui. Atsakymas. Tai mūsų geroviai, mūsų džiaugsmui. Nes kodėl, pagalvokit, čia reikia visada, ne tik perskaitai, nėra jokios prasmės, žioplys tas Dievas. Ne? Atsiprašom, atleis Dievą už tokį žodį vien, taip? Čia, kaip čia, kabutėse, ne? Aš to neturiu omeny, bet kai kurie mąsto taip, apie Dievą, kai jis kvailys. Sako, atmink. Kodėl jis parašė atmink? Nes mes pamirštam. Savo rūpečiais tiek užsivertę, pamirštam, kad jis mūsų kūrėjas, tas, kuris rūpinas ir mums reikia sugrįžti prie pamatų, prisiminti, kas mus, nes jis čia ir sako, taip, čia yra antspaudas, čia Dievo antspaudas, tas visas netgi dekologas, taip, 10 Dievo įsakymų, jisai nieko vertas, jeigu jis nėra užantspauduotas, tai nėra aišku, kieno tie 10 įsakymų, kokia teritorija kam ir kas jis per vienas. Šitam įsakymė visi 3 tai yra. Jūs kaip antspaudą, pavyzdžiui, receptą reikia, ne? Naisi tau daktaras štampuką, bet to štampo tu nenusipirksi tų vaistų. Ten parašyta, Vilniaus apskrities daktaras vardu Jonas Jonaitis. Ne? Tai žiūrėkit, vardas, teritorija ir jo pareigos. Lygiai taip pat čia.
Taip, jis yra viešpats, Jehova, taip, tai iš savęs egzistuojantis Dievas, nėra nei vieno kito kaip jisai, kūrėjas, nes sako, sukūrė, taip, per 6 dienas viešpats padarė, kūrėjas. Teritorija, dangų, žemė. Taip, tai plus čia, sakau, štampas ir be to primena, kad vat, jis yra mūsų kūrėjas, tai yra garbė. Ir mūsų džiaugsmui reikia šito, ne jam reikia. Jis troškta dalintis, jis tiek pripildytas tos meilės, kuri neišsemiama, taip, kad jis nori dalintis. Dėl to jis sukūrė kūrinius, bent jau aš taip tikiu. Nes iš jo poelgių, kaip jisai elgiasi, kaip jisai ką daro, kaip jisai sukūrė, pažiūrinti gamtą. Va tu pažiūrė, wow. Tai meilė Dievo tik didė. Čia lygiai taip pat su savo būsimu jaunikiu. Ane? Ir jeigu jūs turėsit, neturėsit, sakykim, dienos paskyrė, kad tik tais jums 2, be vaikų, be darbo rūpesčių ir taip toliau. Aš tikiu, jūsų santykiai tikrai labai ant plonos linijos bus. Nes reikia skirti papildomai viens kitam tikrai labai intimaus ir artimo ryšio. O sabata yra tam ir skirta. Tai būtent ryšiui, ne dėl to nekepsi, nepjausi, nedirbsi. Vat visi, ir iš tavo pasakymo, aš ką gaunu, va taip, koks jisai čia verčia ir taip toliau. Grįžkime į pradžią, prisimenam, laisvas pasirinkimas. Tai yra Dievo valdymo forma, jo charakteris išreikštas šituose. Ir jeigu tu ir aš norim to santykių su juo, tai yra būtent visi šitie įstatymai yra santykiui gerinti, išlaikyti, kurti. Jo? Wow, tai čia yra pati, ir ne veltui sako, palaiminta, laimingiausia akimirka visoj savaitėj. Ir įsivaizduokit, ne ten, ne į metus kartą, kiekvieną savaitę. Wow. Aš tai noriu šito laiko. Tai nežinau, kuris save nuoširdus laikantis krikščionis atsisakytų laiko su juo, nes jisai nepašventinės sekmadienio. Taip, jūs galit garbinti, mes galim garbinti Dievą kiekvieną dieną. Jo? Nu, bet būsim tinginiai tada. O gerai. Dar sugrįžtant prie to pakeitimo, tai, kaip ir supratau, pakeista. Taip iš tavo atsakymo. Galiu pakeistas, tai kur žmonių mintise ir tai yra tradicijose, visuose kituose raštuose, išskyrus šventąjį raštą. Kanoninę Bibliją. Tai Dievas pakeitė ar ne? Dievas nepakeitė. Žmogus. Tai žmogus pakeitė. Tai vadinasi, ką mes turėtume švęsti sekmadienį ar šeštadienį tada? Pagal Dievą, pagal Bibliją. Laikyti šventą ir tą būtent, kur nedarbas ir būtent palaiminta diena yra šeštadienis, ne sekmadienis. Jūs pažiūrėkite istorinius faktus, kalendorių, tuos po 1918 metų yra pakeitimas, čia Lietuvoje pavyzdžiui, ne, taip toliau. 7 savaitės diena ir astronomija sutinka ir visi moksliniai istoriniai faktai rodo, kad tai yra šeštadienis. Subota. Ne, rusiškai. Šabat. 111 šalių patvirtina šitą faktą. Jo, ir itališkam, atrodo, ispaniškai irgi. Taip. Tai ir Sirijoje, ir kitose tentuose šalyse. Tai va, tai šita diena, jinai 7 būtent diena. Tai jeigu norit 7 dieną, nes tai yra viešpatės ta šventa sabata, su juo būtent intimiems santykiams praleisti šitą dieną, tai būtent šeštadienis. Dabar dėl sekmadienio, taip, tai kas jį įvedė? Mes žinom, kad pirmiausia buvo Konstantinas Didysis. Taip? Ir aišku, mes žinom, kad jisai buvo paveiktas arba veikiamas tuo metu įtaka vis didėjo krikščionybės įtaka. Ir tam tikri krikščionės sumanė ir pats tas, kaip jisai, imperatorius, kad reikia suvienyti pagonybę kartu su krikščionybė. Tai pradžiai buvo laikomas ir sabatos, taip, šeštadienio, bet pro biškį pradėjo laikytis sekmadienio, saulės to garbinimo, pradėjo sakyti, kad tai Kristaus prisikėlimo, mes švenčiam dėl Kristaus prisikėlimo, nes Kristus prisikėlė būtent tą sekmadienį, didysis penktadienis, tas sekmadienis, jūs velykinis žino tikriausiai, ne? Bet Dievas
jos nepašventina tos pirmos dienos savaitės. Ir būtent atskyrė tam šventam naudojimui. Tai čia kiekvienam pasirinkti, kas ką nori garbinti. Ačiū, Vaidai, už atsakymą ir už visus tavo atsakymus. Šį kartą baigsim, o pratesimą matysite kitame podcast'e. Tai dėkojame, kad žiūrėjote. Ačiū tau, Vaidai. Ačiū tau, Simona. Iki kito karto. Iki.